Matėme Rasą, modelį, kuriai fizinė negalia nesutrukdė siekti manekenės karjeros. O dabar dar viena išskirtinė manekenė. Sakau išskirtinė dėl to, kad tai ne tik labai graži moteris, bet ir labai stipri. Ir dar ji neturi rankų. O kaip šopintis, kai tu neturi rankų? Mes čia kreipiamės į Ozo asmeninį stilistą Joringį Šatą ir žiūrim, kaip jam pasisekė kartu apsišopinti prekybos ir pramogų centre Ozas. Jei reikėtų išsirinkti labiausiai savimi pasitikinčią Vilniaus gyventoją, jie drąsiai galėtų tapti Aušra Pekarskaitė. Nuo 22 metų merginos veido nedingsta šypsena, o akise žybčioja ugnelės. Pasitikėjimo savimi nežlugdo ir įgimta negalia, neišsivyščiusios rankų galūnės. Gamta sugalvojo papokštauti ir taip gavos tokia gimiau. Aš neturiu pirštukų, kiti žmonės neturi smegenų, ką padarysi. Sunkumai teisę studijuojančiai Aušrai prasidėjo paauglystėje. Būtent tuomet mergina pajuto, kad jos negalia aplink itin trikdo. Ne tiek, kiek iš vaikų būdavo tų patyčių, tiek, kiek iš suaugusių tų žvilgsnių, tokių įkyrių, kad kas tau čia atsitiko. Šiaip aišku, yra labai sunku, kol tu esi jaunas, kol dar esi nepatyręs, tai aišku labai sunku. Bet paskui taip galbūt tokio kaip kiautą užsiauginau ir va užsiaugino. Aušra sugalvojo, kaip sumaniai išnaudoti jos išskirtinumą. Ir, regis akivaizdų gamtos minusą, pavertė pliusu. Mergina išdrįso nuvykti į modelių agentūrą, o dabar džiaugiasi darbais visoje Europoje. Buvau labai berniukiška mergaitė, būdavo kerzai, trumpi plaukai, netgi turėjau plaukus išskustų šone. Tiek reklamose esu nusifilmavus ne vienoj ir tiesiog drabužių kolekcijoje, ne vienoj pristatymė sudalyvavus. Lietuvių rinkai, sakykime, užsakymus trūkums, tai galbūt būtų sunkiau paaiškinti. Tai manau, kad ir aš, sakykime, turiu didesnį panašumą, aš turiu tos patirties, pas mane veidas geras, išmatavimai geri, viskas atinka, bet kadangi rankos yra problemos su rankom, tai jie tiesiog pasirenka kitą, kad nebūtų tiek daug vargo pagal juos, bet pavyzdžiui, kai aš pradėjau užsienio rinkoms filmuotis, fotografuotis, visiškai nebūdavo problemų, nes yra elementarus dalykas paslėpimas, užmaskavimas, rankinuko paėmimas. Modelis sėkmė lydi ir asmeninėme gyvenime. Aušra jau porą metų puoselėja šiltus jausmus bendramžiui Gabrieliui. Pora susipažino naktinėme klube ir iškart suprato, jog nori būti kartu. Jeigu mane tokia pamilo, vis tiek ne pirmi metai esam, ne pirmas mėnesis, tai jau jeigu pasirinko ir aš, pavyzdžiui, tikrai net neieškau, tai visiškai netikėtai bus, kad susipažinom ir va. Aušra turi ir dar vieną pajamų šaltinį. Sunku patikėti, bet jį gyvenimui prisiduria atlikdama makiažus ir manikiūrus. Noriu kitiem parodyti, kad gal čia ką nors kitą papuošti, kadangi aš pati negaliu tai pasipuošti, tai kitus galiu papuošti. Aušra, kaip ir dauguma merginų, laisvų metu mėgsta atnaujinti savo garderobą. Elegantiškam stiliui neabejinga gražuolė leidosi su prekybos centro Ozo stilistu Joringiu Šatu į rudeninių drabužių paiešką. Aušra nė nemano slėpti neišsivyščiusių rankų, o tiems, kam tai kliūna, patarė į ją tiesiog nežiūrėti. Tikrai neįsiu, aš ten, kur gatvėje plus 30 ir aš ten su pirštinėm ar ilgiausiam rankovėm su švarku, tikrai nėra taip, kad slėpčiau. Drabužiai parinkti, rudeninė nuotaika kuo puikiausia. Ir visai nesvarbu, kad Aušra kiek kitokia. Parinkau tokį ganėtinai laisvesnį stiliaus derinį, kadangi Aušra minėjo, kad mėgsta ir į klubą nueiti ir su draugais pasilinksminti ir nevengia vakarėlių ir panašiai, todėl parinkau derinį, su kurio puikiai galėtų atrodyti klube. Kiekvienam duota galimybė būti gražiu ir stilingu kasdien. Aš labai graži ir labai siunčiu visuomenį didelis bučkas.